Jeigu aš jums papasakočiau, kokią žoliapjovę mes realiai šiandien naudojam, aš nerodysiu, gal žinokit, nes gėda. Nors ką čia gėda, daugelis iš mūsų turime elektrinę žoliapjovės, kurios yra su tokiu laidu, kuris jau yra nukentėjęs, 3 kartus izoliacija, apvyniotas, visko matęs, visko regėjęs. Bet kai šiais metais mes paleidome naujus mokymus internetu apie vėjos įrengimą, mokymus apie kokybišką vėjos priežiūrą, kai šitiek daug video reportažų padarėm ir net rodžiau vėjos traktorių sodybai, tai jau tiesiog savo kieme, jau niekaip nebegalėjom ir būtina buvo imtis naujo sprendimo. Tai šiame video aš ir papasakosiu, kokios vėjapjovės būna, kaip įsirinkti savo, nes jos netgi skirtingai kerpa žolę, tam, kad ir jūs galėtumėte įsirinkti. Ir papasakosiu mūsų privalumus ir trūkumus, kokius išvelgiam, išbandę skirtingas jas. Ir iš karto pasisakau, kad šiame epizode mes nekalbame apie didelius vejos plotus sodybose. Tai yra, nekalbam apie vejos traktorius, čia kito epizodo tema, ir nekalbame apie trimerius, o kalbam grinai apie žoliapjoves, kaip išsirinkti ją, jeigu jūsų sklypas yra nedidelis ir tos vejos netiek ir daug. Pradėkime nuo paties įdomiausio varianto. Čia aš turiu 4 skirtingas Gardenos vėjapjoves ir jos pjauna skirtingai. Pirmasis variantas, kodėl aš sakau pats įdomiausias, kurį noriu aptarti, tai yra cilindrinė vėjapjovė. Kai mes rengėme mokymus su Tautvydu Gursku apie vėjos priežiūrą, jisai sakė, kad cilindrinė vėjapjovė yra iš tikrųjų pats geriausias dalykas jūsų vejai, todėl kad jinai ne nukerta vejos tos galiukus, ne jos peša tiesiog taip nukerta, o jos gražiai nukerpa tarsi su žirklėmis. Ir štai todėl visos gražiausios britų vejos, kurios garsėja visam pasaulyje, yra tokios aksomiškai gražios, švelnios ir nuostabios, nes jos dažniausiai yra pjaunamos būtent su tokiamis cilindrinėmis vėjapjovėmis. Ir tiesą pasakius, aš galvau, kad tai yra visiška atgyvena, galvau, kur dabar tokių rasti šiais laikais, o pasirodo jau galima tiesiog paprastai įsigyti, nes tai yra vienas iš Gardenos gaminių. Tai galima nusipirkti paprastą mechaninę, visiškai žoliapjovę, va tokią cilindrinę ir nereikia jokios elektros, nieko, tiesiog stumėte ir jinai kerpa. Galima šalia pritvirtinti štai va tokį rinktuvą, kad ne atgal žolė visur kristų, o jinai subėgtų, sukristų tiesiai į va tokį krepšį. Ir yra antrasis variantas, kur aš buvau pakus, kad toks iš viso egzistuoja. Tai yra tokia pati cilindrinė vėjapjovė, bet jinai yra akumuliatorinė. Tai reiškia, kad jūs iš viso užvedate, važiuojate ir jūsų žolė gražiausiai kerpasi. Ir lygiai taip pat rinktuvą ten galima šitą krepšį prikabinti. Iškart galiu pasakyti šitų žoliapjovių pliusus ir minusus, kadangi mes jau jas išbandėme. Tai privalumas, kaip ir sakiau, yra tobulas, gražus vejos nukirpimas ir tai, kad vejai tai yra pats geriausias sprendimas. Dar privalumas yra tas, kad gana plačiai įpjauna, palyginti su kitomis vėjapjovėmis, įprastomis elektrinėmis ar akumuliatorinėmis. Tai va, tikrai gana plačiai, bet kita vertus, jeigu jūs žolę pjausite gana retai ir jeigu jinai bus jau tokia gana aukšta, tai tada šiek tiek lieka vienas kitas žolės kuokštas. Jeigu jūs nuolat su jie pjausite, tai tikrai jokių problemų nebus. Dar vienas dalykas, kurį reikia turėti omenyje, kad į šitą rinktuvą tikrai labai gražiai žolė susirenka, bet kai jūs pjaunate ir einate paskui jį, tai gali būti, kad šiek tiek žolės užtikš ir ant jūsų, nes tiesiog tas surinkimas yra gana atviras, jis nėra visiškai sandarus. Tai va tik tiek, o šiaip tai telpa gana daug tos vejos ir iš tikrųjų labai patogu. Dar vienas vėjapjovės variantas, kuris, sakyčiau, ne ką mažiau įdomus, yra va tokia maža vėjapjovė. Jinai yra akumuliatorinė, tai ją valdyti labai lengva ir kadangi jinai su vienu tokia rankena, tai aš tai iš viso vadinu, kad tai yra vėjapjovės siurblys. Iš tikrųjų super paprasta valdyti, visiškai lengva, aišku, apie jokį rinkimą mes čia visiškai nekalbam ir jinai tiesiog išpjauna ir ištaško tą žolę ir tai tiek žinių, bet
Jeigu jūsų veja yra labai maža, jeigu jūs turite mažą kotedžiuką su nedideliu kiemuku, tai apskritai turėti vejapjovę tą įprastą, aš sakyčiau, net neverta, kai yra toks mažas daikčiukas. Paprasčiausiai dėl to, kad jis užimus tiek vietos, kiek kastuvas ir jums ją laikyti bus labai lengva ir paprasta. Ir be to, iš tikrųjų, labai smagus yra šienavimas su ją. Tai patiks ir vaikams, jeigu norėsite, kad užsidirbtų kelis papildomus eurus iš jūsų. Tai, nežinau, man asmeniškai šitas labai patiko ir jeigu jūs yra labai maža veja, tai tikrai rekomenduoju. Na ir aišku, turiu būtinai parodyti ir palyginti akumuliatorinę vejapjovę su prieš tai rodytomis. Aišku, nėra ką kalbėti, lyginimas su tuo vejapjovės siurbliu, kaip aš vadinu, nes jis yra tikrai labai mažiems plotams. Šitas visų pirma tai turi rinktuvą ir jis yra labai erdvus. Labai paprastai išsiema ir vejapjovės rinktuvo dydis yra vienas iš parametrų, kuris yra labai svarbus, kai jūs renkatės vejapjovę, nes kuo rinktuvas yra erdvesnis, kuo daugiau nušienautos žolės tenais telpa, tuo rečiau jums reikės eiti jį išmesti, reiškia stabdo darbą, einat, išmetat ir grįžtat atgal. Tai kuo šitas procesas yra paprastesnis ir lengvesnis ir kuo rinktuvas yra didesnis, tuo yra geriau. Tai šita vejapjovė tikrai pasižymi. Čia dar turiu pasakyti, kodėl aš nekalbu apie elektrinę vejapjovę. Mūsų mokymuose vejos priežiūra Tautvydas Gurskas yra labai konkrečiai pasakęs, kad vis dėlto saugumas yra svarbiausia. Ir aišku, suprantam, kad ir nepatogu su elektrinė, kai tu turi laidą, tai kas per petį užsideda, kas užsivinioja 3 kartus aplink ranką. Tiesiog nepatogu šienauti, bet kitas dalykas, tai yra tikrai nesaugu. Su tokiom akumuliatoriniam, tai tiesiog reikia įdėti akumuliatorių ir važiuojam. Kai tokia rinksitės, pasižiūrėkite, koks yra jūsų vejos plotas, nes atitinkamai jūs parinksite galingumą. Gali būti, kad vertės įsigyti 2 akumuliatorius, kad vienu praėjimu galėtumėt nušienauti visą savo veją, jeigu reikėtų pakeisti akumuliatorių, kad turėtumėt, pavyzdžiui, antrąjį. Dar vienas svarbus palyginimas šitos vejapjovės su cilindrinė, tai yra pjovimo plotis. Cilindrinės pjovimo plotis tikrai buvo didesnis, tai reiškia vienu praėjimu gali nupjauti platesnį plotą, bet šitos, nors buvo siauresnis, vis dėlto mums labiau patiko, kad yra sandarus surinkimas. Taigi tu šienauji, tiesiog nekrenta žolė tau ant kojų, susirenka viskas sandariai, labai tas patogu yra. Ir jeigu pas jūs yra tokių plotelių tarp krūmų, kur reikia praeiti ir kur reikia siauriau, būtent, kad pjautų, tai tokia vejapjovė yra tokiu atveju jums, kaip ir geresnis pasirinkimas. Ir garsas. Garsas yra labai svarbu. Man asmeniškai buvo labai įdomu išbandyti ir palyginti juos. Ir galiu pasakyti, kad bendras garsumas ar akumuliatorinės tokios cilindrinės ar akumuliatorinės įprastos yra, sakyčiau, panašaus vienodo lygio. Tik pats garsas yra kitoks. Akumuliatorinė cilindrinė kerpa, sakyčiau, šiek tiek tokiu skardesniu balsu. O va štai šita, kadangi akumuliatorius viskas yra uždarai, tai ir garsas toksai žemesnis ir duslesnis. Bet iš principo garsumas tai yra panašus. Parašykite čia apačioje komentaruose, kokiagi jūs naudojate vejapjovę savo vejai nusipjauti. Ir laiką paspauskite, jeigu nors kažką tai čia įdomaus ir naujo sužinojate. Man asmeniškai cilindrinė šiuolaikinė vejapjovė buvo tikras atradimas ir labai buvo įdomu susipažinti su ja. Ačiū Gardenai. Na, o dabar tikiuosi, kad susitiksime kitą savaitę šitam Geltono karučio kanale ir susitinkam komentaruose pasiplėpėti apie savo vejapjoves. Iki!